Palyginsime mūsų planus VIP ir didmena. Tai yra VIP pakankamai nemažai dengia didmenos prekybos savo moduliais, tačiau didmena planas būtent skirtas jau dar labiau didmeniniai prekybai, turi daugiau galimybių, funkcijų, tad būtent jas ir apžvelgsime. Kaip žinote, savitarnoje galite pamatyti ir tos modulius, kurie yra didmenoje, bet nėra VIP plane. Taip pat ir yra moduliai, kurių nėra jokiame plane, tad būtinai pažiūrėkite, tikėtina rasite savo kažką įdomaus ir naudingo, kas prisidės prie jūsų verslo, o daugelį modulių galima išbandyti 30 dienų nemokamai, tad skatiname pabandyti ir pažiūrėti, kas įdomaus ir vertingo gali būti jūsų verslui. Vienas iš modulių tai Omnisend integracija. Nuskaitę QR kodą galite pamatyti arba webinarą, arba plačiau apie šį modulį. Esmė yra, kad automatizuotais laiškais mes galime pasiekti daugiau jūsų klientų, priminti jiems apie visus krepšelius, padėkoti už registraciją ir tai turėti ne vieno laiško seką, o kelių laiškų seką. Po užsakymo užbaigimo paprašyti atsiliepimo iš jūsų kliento arba po tam tikro laiko priminti jam, kad vėl reikia nupirkti tam tikrų prekių, nes žinosime, kad jis nupirko kačių ėdalo ir manome, kad po mėnesio jam vėl reikės kačių ėdalo. Tokiu būdu labai daug nustatymų yra, kaip mes galime tos vartotojus automatiškai pasiekti ir trečdalį arba netgi iki pusės apyvartos tikrai įmanoma papildomai prie jūsų apyvartos pasiekti būtent šio įrankio dėka, o mes esame Omnisend oficialūs atstovai, tai tikrai suprantame, kaip tai daryti ir galime pasiekti didesnių rezultatų. Didmenos prekyboje dažnai turite didesnius prekių kiekius ir naudinga būna vaizduoti likučius generalizuotų skaičiumi, tai yra 1000 plus 100 plus. Tai tokiu būdu galima pateikti tą asortimentą savo rodant likutį, tačiau nerodant tikro likučio, pateikus tik tai tam tikrą skaičių. Taip pat gali būti skirtingi reklaminiai skyreliai pagal kainoraštį, tarkime, vieno lygio didmenos klientams jūs rodote vienokias komunikacinės žinutės, kito lygio klientams kitokias komunikacinės žinutės ir tokiu būdu jūs galite savo klientus būtent pasiekti norimomis reklaminėmis žinutėmis ir iškomunikuoti tai, ką jūs labiausiai norite. Taip pat ir nuolaidų kuponus galima skirstyti ir taikyti, kad, tarkime, nuolaidų kuponas galios tik tai A kainoraščiui, kas yra mažmeninė prekyba, bet, pavyzdžiui, galios ir D kainoraščio klientams, nes jiems galima kažką irgi papildomai suteikti. Tad tokiu būdu jūs galite pažymėti, kuriems kainoraščiams nuolaidų kuponas bus galiojantis. Taip pat galim filtruoti ir komercinės pasiūlymus pagal vadybininką. Tikėtina, jų turite daugiau negu 1-2, tad tai būtų patogesnis įrankis atsifiltruoti. Taip pat galima siūlyti ir pristatymo būdus pagal kainoraštį, nes galbūt pristatymo būdai ir kainodara skiriasi priklausomai nuo tam tikrų sąlygų. Galbūt bus pristatymo būdas, kuris vadinsis išsivešiu savo transportu, kuris bus nemokamas, tačiau yra pasiekiamas tik tam tikro kaininko klientams, nes jiems tai leidžiate daryti, ko neleidžiate kitiems. Taip pat galima padaryti ir mokėjimą kreditu, kad užsakymas nereikalaus nei patvirtinimo, nei lauks, kol jis taps apmokėtų. Iš karto užsakymus susikurs pakuotės dokumentas ir jis sandėlininkas jau galės ruošti sistemoje. Tačiau svarbu paminėti, kad pagal antėlėjimo sistema neseka kredito likučio. Tad jeigu reikėtų kredito likučio sekimo arba kažkokių jau susijusių su kreditu ir jo aptarnavimo, tai bus jau papildomi programavimo darbai. Tai galima daryti geriausiai surišant sistemą su jūsų buhalterinė sistema, apskaita. Ir tokiu būdu mes žinosime tada, kiek jis išnaudojo fiziniai pas jūs, tarkime, prekybai, kiek per elektroninę parduotuvę ir galėsime kontroliuoti, ar jis turi teisę pateikti naują užsakymą, ar turi teisę naudotis mokėjimų kreditu ir panašiai. Tačiau jeigu jūs norite tiesiog supaprastinti šį procesą ir galbūt tai stebėti jau buhalterinėje sistemoje, jūs galite jam leisti pirkti pagal sutartį ir užsakymas nereikalaus pinigų tam, kad sandėlininkas galėtų pradėti pakuoti tą užsakymą.
Taip pat galėsite nurodyti ir individualią galutinę prekių kainodarą, tarkime, tam tikram UAB, tarkime, UAB geras pirkėjas, aš noriu vieną prekę parduoti už 6,5 euro, kitą prekę parduoti už 153,55 centus, tad aš galiu tokiu būdu nurodyti klientams galutinę kainą tam tikroms prekiams, nesvarbu, kiek jas kainuoja pagal kainoraštį, bet būtent šis pirkėjas, būtent šias prekes perka būtent už tokią kainą. Standartiškai sistemoje jūs galite prekių antkainius valdyti pagal kaininkus, nurodyti klientams papildomą nuolaidą procentais, rodyti jiems kainas be PVM, tačiau jeigu yra poreikis papildomai, galima integruoti su buhalterinė sistema ir tokius dalykus kaip procentinės nuolaidas kategorijoms arba prekiams. Jau tai nėra standartinis dalykas sistemoje, nes tai reikalaus papildomą programavimo darbo su jūsų buhalterinė sistema. Tad jeigu netinka galutinės kainos nurodymas arba netinka kainoraštis ir procentas, tai papildomų programavimo dėka galima suprogramuoti kategorijų nuolaidas arba prekių nuolaidas procentinės, kas jau ateis iš jūsų buhalterinės sistemos. Taip pat gali būti nustatyta ir minimaliai krepšelio suma. Tarkime, su tam tikrų klientų jūs sutarėte, kad tas geras didmenininkas nepateikinės užsakymų mažesnių kaip 1000 eurų, dėl to jūs jam suteikėt kažkokią didesnę kainą. Tokiu būdu jūs galite jam nurodyti minimalią užsakymo sumą ir jis negalės pateikti užsakymo mažiau nei už tą skaičių. Pagrindiniai didmenos modeliai šitie yra, be abejo, visą galima išplėsti pagal jūsų verslo poreikius ir norus. Taip pat išbandykite tos modulius sistemoje, išbandykite kitus modulius, kurie nėra nei vienam plane, ir linkime geros prekybos ir didesnio apyvarto.